Tarptautinę jaunimo solidarumo dieną Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto turizmo ir rekreacijos trečiakursiai nusprendė paminėti netradiciškai. Trečiadienį studentai ir miestiečiai buvo kviečiami parodyti savo gerumą. Pagrindinis tikslas – surinkti lėšų Vitalijaus Chomičenko globojamiems vaikams iš sunkiai besiverčiančių šeimų, vaikų socialinės pagalbos centro darbštumo ugdymo mokyklai 10 talentų. Viena iš organizatorių – Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto rekreacijos ir turizmo katedros lektorė Rasa Rupulevičienė teigia, kad ši mokykla pasirinkta neatsitiktinai. Tiesiog mes apie juos daug girdėjom, žinome, kad ten yra daug gražių idėjų iškelta ir gyvendinama ir ieškojame to tam, kam reikėtų pagalbos ir buvo nuspręsta, kad jiems iš tikrųjų reikia jos. Tiek, kiek mes galėsime, aišku, padėti. Studentai, siekdami Tarptautinę jaunimo solidarumo dieną paminėti originaliai, Klaipėdos universiteto kiemelyje kabino inkilus. Organizatorių manymų tokie minėjimai puikia galimybė jaunimui susivienyti vardan gražių tikslų. Kad jaunimas žinotų, kad yra tokia diena, kad reikia būti vieningiems, būti išvien, siekti tam tikrų bendrų tikslų ir būti draugiškiams visiems. Bei daryti gerus darbus. Taip. Vėliau Klaipėdos Mažvydo alėjoje visi norintys galėjo nusipirkti mokyklos 10 talentų moksleivių dirbinių. Renginio dalyviai aukojamus pinigus buvo kviečiami išmainyti į šios mokyklos auklėtinių gamintus dirbinius. Džiaugiuosi, kad ir studentai visą tai palaiko ir padeda jiems įgyvendinti savo svajonės. Tarptautinė jaunimo solidarumo diena užbaigta susitikimu su mokyklos 10 talentų moksleiviais. Vakarop miestiečiai galėjo dalyvauti ir akcijoje Nuspalvink dangų. Jos metu su vaikų norais ir svajonėmis į padangę buvo leidžiami aitvarai. Tikimasi, kad surinktos lėšos palengvins vaikų kasdienybę.